Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Tai 99 pamoka, kurios metu mes kalbėsime apie apibendrintus tipus. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Praeitos pamokos jūs jau prisimenate, kad mes galim sukurti apibendrintus metodus. Ir tas metodas dirbs su tais tipais, kuriuos mes čia perduosim kaip argumentą. Tai tas metodas veiks kaip su intais, taip ir su string tipu. Bet lygiai taip pat mes galim sukurti ir apibendrintą tipą. Tai kai mes parašyme tipo pavadinimą, tai tarp trikampinių skliaustų mes galim parašyti pseudonimą tipo. Pagal nutylėjimą tai dažniausiai būna T. Ir toliau viduj tos klasės mes galim tą T saugoti. Tai mes galim sukurti kažkokį kintamąjį T tipo. Taip pat pas mus gali būti ir konstruktorius, kuris priima tą T. Ir čia mums jau nereikia rašyti visur tos trikampinius skliaustus. Mes vieną kartą nurodome, kad dirbsime su T ir toliau galim tą T ir rašyti. Ir tas T pas mus gali būti bet koks. Tai gali būti read-only, gali būti static, gali būti bet koks kitas dalykas, kurį mes tik norim. Galim sukurti dar papildomai static value. Ir dabar mes galim pabandyti sukurti objektą mūsų apibendrinto tipo. Ir kaip matote, tą klasę gali saugoti kaip intą, taip ir stringą. Ir pas mus tas value bus vienu atveju intas, kitu atveju tai bus pas mus stringas. Ir aš galiu kreiptis kaip prie vieno, taip ir prie kito value. Vienu atveju tai pas mane bus intas, kitu atveju tai pas mane bus stringas. Ir kaip matote, man nereikia du kartus rašyti tą patį kodą, jis bus automatiškai sugeneruotas JIT kompiliacijos metu. Tai tas pats kodas bus perrašytas ir visur T bus pakeistas į intą, ir tas pats kodas bus parašytas, kur vietoj T bus stringas. Jeigu aš daugiau tipų čia panaudosiu, tai daugiau kartų tas kodas ir bus pas mane perrašytas. Taip pat aš galiu kreiptis ir prie static elementų. Ir tie du static elementai nekaip nesusiję, nes tai yra skirtingi tipai. Vienas static value bus sukurtas int tipui, kitas static value bus sukurtas string tipui. Taip pat nebūtinai klasė pas mus turi būti apibendrinta. Mes galim sukurti apibendrintą struktūrą. Ir viskas irgi veiks identiškai. Taip pat pas mus gali būti apibendrintas interfejsas. Ir mes galim pasakyti, kad viduj to interfejso pas mus bus apibendrinta savybė value. Ir dabar čia, jeigu mes norime implementuoti tą interfejsą, tai mes galim pasakyti, kad mes implementuojame interfejsą, kuris saugo tipą T. Arba kitas variantas, mes implementacijos metu galim nurodyti, o su kokiu tipu mes dirbsime. Mes iškart nurodome, kad implementuojame interfejsą, kurio apibendrintas tipas yra intas. Ir čia tą intą ir nurodysim. Panašiai viskas veiks, jeigu aš čia nurodysiu ir klasę. Tik sukursime konstruktorių, kuris iškvies bazinės klasės konstruktorių. Ir kaip jūs matote, be jokių problemų aš galiu sukurti SumInt class ir priskirti tą SumInt class prie mūsų SumClass tipo. Taip pat tai aš galiu padaryti ir su interfejsu. Ir irgi tai veiks be jokių problemų. Taip pat aš toliau galiu paveldėti tą SumInt class ir padaryti klasę, kurią paveldi iš to SumInt class apibendrintą. Kaip jūs matote dabar, pas mus SumInt class tai neapibendrintas tipas, bet jo tėvinė klasė tai apibendrintas tipas. Ir mes paveldim iš SumInt class ir tas T, jis nekaip nėra susijęs su to T, kuris pas mus buvo čia. Nes tas T čia visą laiką pas mus bus intų, nes šioje vietoje mes tai nurodėme. Ir kaip matote, aš galiu sukurti metodą, kur grąžinsiu kažkokį T. Jis nebūtinai pas mane bus intų, jis gali būti bet koks kitas. Taip pat aš galiu sukurti ir kitą metodą, getDefault, kur pas mane bus kažkoks T2. Ir tas T2 jau nekaip nebus susijęs su mūsų tipu, kuris pas mus čia yra. Ir jeigu aš noriu iškviesti tą metodą, kuris atiduoda kažkokį T2 tipą, tai man reikia sukurti instansą tos klasės. Mes galim sukurti other generic class tipo objektą ir dabar aš galiu iškviesti tą metodą. Jeigu aš tiesiog iškviesiu getDefault, tai bus tas getDefault, kuris buvo aprašytas be papildomo tipo. Aš gausiu tą tipą, kuris pas mus buvo nurodytas, kai mes kuriam klasės objektą. Bet jeigu aš iškviesiu tą metodą, tai aš turiu būtinai nurodyti, o koks tipas man yra reikalingas. Tai čia, jeigu aš taip parašysiu, tai iškviesiu kitą metodą, jau generic metodą. Ir dabar galim aptarti, o kur mes galim taikyti tos generikus. Tarkim, mes norim sukurti savo kolekciją. Moralistas, dictionary, hashsetas, o mes norim savo kolekciją sukurti, tarkim, medį arba bet kokį kitą. Ir tai mes galim padaryti, jeigu pritaikysim generiką, kad galima būtų saugoti bet kokį tipą, kurį mes tik norim. Taip pat galima padaryti kažkokį apibendrintą tipą, kur mes saugosim informaciją apie objektus. Tarkim, mes turim servisą, kuris turi patikrinti slaptažodį, ar slaptažodis pas mus geras, ir atiduoti informaciją apie tą slaptažodį, arba atiduoti kažkokį patvirtinimą. Dabar ir pabandysim parašyti tokį tipą.
mes galim sukurti tokį paprastą tipą kaip result. Ir čia sakysime, kad pas mus yra kažkoks value, tai actual result, kuris pas mus bus grąžintas iš metodo, iš kažkokio serviso, ir erroras, kuris parodys, o kas pas mus yra blogai. Ir jeigu norim, mes galim taip pat perduoti ir papildomą message. Ir čia saugosim papildomą poolą, naudojant kurį galėsime sužinoti, ar yra pas mus exceptionas, ar pas mus tokio exceptiono nėra. Na ir pas mus bus du konstruktoriai. Vienas konstruktorius, kur mes galim perduoti value kaip rezultatą, na ir errorą mes nustatysime kaip false ir visų kitų dalykų pas mus nebus. Arba kitas variantas, kai mes galim nurodyti errorą ir nurodyti message, jeigu jis reikalingas. Sakysime, kad value pas mus neegzistuoja, jis defaultinis kažkoks, pas mus tikrai yra erroras čia, jis nustatomas ir message'as irgi yra perduodamas. Na ir implicit cast operatoriai, kad galima būtų paprasčiau castinti iš mūsų t-value į rezultatą, nekviečiant konstruktorius. Na ir implicit operatorius, kuris castins į boolą, tam, kad patikrinti mūsų rezultatą, jeigu jis true, tai pas mus nėra erroro ir mes galim value paimti, jeigu jis yra false, reiškia pas mus yra erroras ir mes galim perskaityti, o kas ten pas mus blogai. Na ir toliau mes galim sukurti enamą, kur aprašysime visus errorus, kurie pas mus gali būti. Pas mus bus paprastas metodas, kuris turėtų užhashinti slaptažodį. Mes perdam du slaptažodžius ir žiūrim, ar jis pas mus yra geras. Tai ar jis pakankamai ilgas, yra visi reikalingi simboliai ir ar du slaptažodžiai sutampa. Ir mes aprašome tą metodą, pasakysime, kad atiduosime atgal string tipą, o erroras pas mus bus enamas ir perdam tos slaptažodžius. Na ir padarysime čia paprastus patikrinimus. Ir kaip jūs čia matote, mes galim atiduoti iškart enamą. Tai dėl to, kad mes aprašėme implicit operatorių, kuris ir atliks visą kastą. Apie tai, kas čia per any metodas, mes dar kalbėsime vėliau, kai pas mus bus pamokos apie linką. Kol kas žinokite, kad tai yra būdas patikrinti, ar bent vienas elementas atitinka tam tikrai sąlygai. Na ir galų gale mes galim atiduoti tą pasvardą. Toliau sukursime du slaptažodžius ir perduosim tos slaptažodžius į metodą. Ir pažiūrėsime, koks bus rezultatas. Paleidus kodą mes matome, kad slaptažodis yra geras, viskas pas mus gerai. Jeigu aš truputį pakeisiu, tarkim čia parašysiu papildomų simbolių ir paleisim kodą dar kartą, mes pamatysime, kad pas mus slaptažodžiai nesutampa. Jeigu mes norime kažkaip pakeisti tą dalyką, mes galim iškviesti konstruktorių ir perduoti ten informaciją. Tarkim, galim tai aprašyti tokiu būdu. Na ir jeigu error messages pas mus egzistuoja, mes tą message'ą ir išvesime į ekraną. Paleidus kodą dabar, mes ir matome tą pranešimą. Jeigu panaikinsiu tos simbolius specialius, mes pamatysime, kad įvyko erroras no special characters. Ir dėl to, kad message'o nebuvo, jis ir nebuvo čia išvestas. Tai taip mes galim taikyti generikus. Ir mes galim parašyti daug tokių servisų ir taikyti vieną tą rezultatą. Tik kiekvieną kartą rašysime čia skirtingus tipus. Vienu atveju tai bus string ir password errors, kitu atveju tai pas mus bus useris ir registration errors ir taip toliau. Ir mums nereikės kiekvieną kartą rašyti rezultatą kiekvienam tipui. Vieną kartą parašym ir daug kartų naudojame. Tai dabar jūs žinote, kaip veikia generic tipai ir kaip tos tipus naudoti. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašymą. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.